Sveiki, mano vardas Ilona ir šiandien praktikuosim lengvas savas pozicijas pradedantiesiems. Taigi sėdėkime sukryžiuotų kojų padėtyje, arba jeigu nepatogu sukryžiuotų kojų padėtyje sėdėti, tada galim atsisėsti ant kulnų. Tiesiog sėdėkime tokioj pozicijoje, kad nugara išliktų tiesa ir nesikūpintume. Tai pradžioje išsimerkime delnus, laikykime ant kelių ir keletą kvėpavimų čia pabūkime. Susiliekime su savo kvėpavimu, bandom pajausti įkvėpimą ir iškvėpimą. Nuraminu kvėpavimą čia. Kvėpuoju per nosį. Įkvėpimo metu bandau šiek tiek išpūsti pilvą nedaug ir iškvėpimo metu sutraukti, bandau kvėpuoti pilvu. Ir čia atpalaiduoju abi kojas, rankas atpalaiduoju, visą kūną, atpalaiduoju. Pradedam gilinti kvėpavimą. Įkvepiu per 3 sekundės, iškvepiu per 5. Įkvepiant pilvą šiek tiek išsipučia. Iškvepiant susitraukia. Stengiuosi kvėpuoti pilvu per nosį. Įkvepiu per 3 sekundės, iškvepiu per 5. Tada lėtai atsimerkim ir pradėsime ant delnų ir ant kelių. Einam į katės poziciją, tai šiek tiek apšilsim stuburą, apšilsim nugarą. Šita pozicija labai gerai nuo nugaros skausmų. Tiesiog atpalaiduoti nugaros raumenis. Taigi, rankos statmenai su grindimis ir taip pat šlaunys statmenai su grindimis. Tarp kelių šiek tiek atstumas yra ir tarp delnų taip pat maždaug pečių plotė. Ir įkvėpimu bandau iškviesti nugarą pečiai atgal ir galva į viršų, žiūriu į viršų. Ir iškvėpimu iškaupiu nugarą ir galva tarp rankų. Įkvėpimu iškviečiu pečiai atgal, atveriu krūtinę, galva į viršų. Ir iškvėpimu iškaupiu ir galva tarp rankų. Įkvėpimą iškviečiu, žiūriu į viršų. Ir iškvėpimą iškaupiu. Bandau justi kiekvieną įkvėpimą ir kiekvieną iškvėpimą. Kuo lėčiau kvėpuoju per nosį. Kvėpuoju į stuburą, bandau atpalaiduoti nugarą. Ir dar porą kartų. Būtent šitoje katės pozicijoje stengiamės rankų nelenkti, alkūnių nelenkti, laikom jas tiesiai. Ir tada sustoju. Ir įkvėpimu keliu dešinę ranką, kairę koją į viršų. Ir žiūriu ištiestos rankos pirštų galiukus, kvėpuoju. Kairę koją ištiesiu, ranką ištempiu. Jeigu esam lankstesni, galima sulenkti koją ir suimti su ranka už kojos. Jeigu čia jaučiam tempimą, čia kvėpuojam. Jeigu nejaučiam, tada koją dar daugiau viršų. Ir tada iškvėpimu neleidžiu. Ir įkvėpimu kairėje ranka ir dešinė koja į viršų. Žiūriu ištiestos rankos pirštų galiukus. Arba galiu kreipti žvilgsnį šiek tiek žemyn, jeigu mūsų kaklas jautresnis. Ir dešinė koja ištiesta, lėtai kvėpuoja.
dešinę nugarą, galim stumti už kojus su ranka, sulenkti dešinę koją. Ir jeigu dar nejaučiam tempimų, dar šiek tiek į viršų. Ir iškvėpimo nuleidžiu kelį, nuleidžiu delną. Ir įkvėpimu dabar kairė ranka į viršų, atveriu krūtinę čia. Iškvėpimu perkišu kairę ranką per sulenktą dešinę ranką, jeigu išeina padedu kairę ausį ant kilimėlio. Ir įkvėpimu į viršų. Ir iškvėpimu perkišu kairę ranką, delnas į viršų ir dešinė alkūnė sulenkta. Įkvėpimu į viršų, paskutinis kartas. Ir iškvėpimu. Šiek tiek išjudinu nugarą, atpalaiduoja ir sustoju. Įkvėpimu dešinė ranka į viršų, atveriu krūtinę. Iškvėpimu lenkiu kairę alkūnę, perkišu dešinę ranką per sulenktą ranką ir įkvėpimu. Į viršų pakylu, atveriu krūtinę. Ir iškvėpimu žemyn. Atpalaiduoju nugarą dar kartą. Įkvėpimu į viršų. Ir iškvėpimu žemyn. Ir sugrįžtu. Atsisėdu. Ištiesiu kojas priešais save. Ir darysim pašimotanasana, lenkimas į priekį, kojų pirštai į save. Įkvėpimu keliu rankas į viršų, išsitempiu, iškvėpimu pradžiai delnai už nugaros. Jeigu čia jaučiam tempimo, gal neskauda čia, tada delnus dar atgal. Ir tada čia kvėpuojam, nugarą tiesiam, pečius atgal, krūtinį į priekį. Jeigu čia mums pakanka tempimo, tada čia liekuos ir visiškai nejudu. Jeigu čia nejaučiu jokių tempimų, tada delnus galiu perkelti į priekį ir dar pasilenkti į priekį. Tiesiog, kai lenkiamės priekin, stengiamės laikyti nugarą kuo tiesesnę. Ir lėtai kvėpuojam. Nesistengiu pasiekti būtent kaktą ir kuprinam nugarą. Tai tiesiog nedarom šitaip. Jeigu lenkiamės priekin, pradžio pilvas turi liesti šlaunis, tada krūtinė, tada jeigu liečia krūtinė, tada galim lenktis dar žemyn. Tiesiog randam tokią poziciją, kuri mums maloni ir lėtai kvėpuoja. Dažniausiai tokia pozicija būna pradedančiųjų pozicija, kai per daug nesilenkiam. Jeigu šiek tiek jaučiu tempimų kojas ar nugarą, tada kvėpuojam į tas kūno dalis, kurios jaučiu tempimą. Stengiuosi jas atpalaiduoti. Ir jeigu mintys mus blaško, skaičiuoju kvėpavimus iki 10. Įkvepiu 1, iškvepiu 1, įkvepiu 2, iškvepiu 2. Iki 10. Stengiuosi kuo lėčiau ir ramiau kvėpuoti. Kvėpuoju per nosį. Pilvu. Kojas truputį įtemptus, kojų pirštai save. Nugarą kuo tiesesnė. Kojas pilnai atpalaiduoju. Nugarą, rankas. Stengiuosi šalinti įtampą. Ir įkvėpiu rankus į viršų. Išsitempiu, ištempiu rankas, ištempiu nugarą. Ir iškvėpimu lėtai nuleidžiu rankas. Ir pėdus ant kilimėlį darysim laivelio pozą. Šitoj pozai gali šiek tiek drebėti kojos, gali drebėti nugarą. Na, pradžiai šiek tiek bus sunkiau, jeigu niekada nesam darę šitos pozicijos. Tai pradžiai rankų pirštai šalia klubų įkvėpimu, keliu kojas. Jeigu
jau čia dreba ir jeigu čia sunku, tiesiog čia kvėpuojam ir čia liekam. Tiesiog su laiku tas drebulys praeis ir su laiku tikrai galim daryti ir sunkesnes variacijas šitos pozicijos. Ir jeigu išeina, ištiesiu rankas ir laikau rankas lygiai grečiai su grindimis. Ir jeigu čia dar lengva šiek tiek, tada dar tiesinu kojas. Jeigu reikia, kojas gali būti sulenktos ir čia kvėpuoju. Ir bandau bent 5 kvėpavimus pabūti čia. Nugarą stengiuosi laikyti kuo tiesesnės, jeigu nugarą sukūpinam, tada lengva užgriūti atgal. Taigi. Ir iškvėpimu lėtai nusileidžiu ir sujungiu pėdas į drugelių poziciją, bent mūsų klubų atvėrimas. Taigi, nieko tokio čia, jeigu neišeina laikyti pėdas arti savęs, nieko tokio, jeigu jos bus čia. Nieko tokio, jeigu keliai bus pradžiai pakilę, tiesiog čia mūsų klubų lankstumas. Taigi čia paimu iš pėdų ir bandau tiesinti nugarą. Įkvėpimu pečiai atgal nugarą, tiesinu ir iškvėpimu dar keliu žemyn spaudžiu. Ir čia stengiuosi atsipalaiduoti. Jeigu kas nors turim labai lanksčius klubus ir tiesiog nejaučiam čia jokio tempimo, tada delnus galim padėti į priekį ir tada kuo tiesesnė nugara dar galim lenktis priekin ir kai jaučiam tempimą, tiesiog čia sustojam ir čia kvėpuojam. Na, aš darysiu pradedančiųjų poziciją, daugumai tiesiog jau būnam, čia jaučiam lygiai tempimą. Ir čia kvėpuoju į klubus. Stengiuosi atpalaiduoti juos. Stengiuosi pajusti šilumą, ramybę kūne. Įkvepiu ramybę ir šilumą. Iškvėpimu atpalaiduoju kūną. Atpalaiduoju klubus. Dar keletą švelnių įkvėpimų iškvėpiu. Ir tada atsimerkiu. Labai gerai, sukryžiuoju kojas ir tiesiog užbaigsim vėl stebėdami kvėpavimą. Delnus galim padėti ant kelių, galim padaryti tokias mūdras taip pat. Ir nugarą tiesi. Taip pat dar jeigu nugara labai kūprinas, tai galima, kaip rodžiau, sėdėti ant kulnų. Arba taip pat galima kažką pasidėti. Tiesiog pagalvę arba blokus ir tada bus nugara tiesesnė, jeigu kažką pasidėsim po sėdmenimis. Taigi susirandam patogią poziciją savo. Ir užsimerkiu, susitelkiu į kvėpavimą. Pradedu stebėti natūralų įkvėpimą ir iškvėpimą. Stebiu, kaip oras lėtai įeina per nosį ir kaip lėtai išeina. Ir atpalaiduoju visą kūną čia, kojas, ranką, pilvą, krūtinę, nugarą, kaklą ir galvą, visą kūną, atpalaiduoju. Pradedu šiek tiek gilinti kvėpavimą. Įkvėpimas 3 sekundės. Iškvėpimas apie 5 sekundės. Iškvėpimas šiek tiek ilgesnis.
tada lėtai atsimerk ir ačiū Jums.